Abejojantieji Karlo Markso teorijos populiarumu ir įtakingumu turėjo gerokai nustebti atvykę į Šiuolaikinio meno centre vykusią atvirą diskusiją, ar Lietuvai reikia Karlo Markso kapitalo. Vagos leidyklos neseniai išleidusios kapitalo pirmąjį tomą generalinis direktorius Vytas Vincas Petrošius gausiai susirinkusiems priminė, jog veikalas buvo rašomas 18 metų, o lietuviškai pirmą kartą ši knyga pasirodė 1957-aisiais. Išties leidykla Vaga džiaugiasi galėdama pristatyti tokį kapitalo leidinį, tai Karlo Markso kapitalo pirmąjį tomą, kadangi, kaip ir kolega klausė, kodėl Vaga išleido būtent Karlo Markso kapitalo tokį rizikingą leidinį. Pirmas dalykas, šiemet leidyklai sukanka 65 metai. Jis buvo įkurta 1945 metais ir jubiliejaus proga mes nusprendėm išleisti tokį rimtą leidinį. Laisvojo universiteto ir Vagos leidyklos inicijuotoje diskusijoje dalyvavęs ekonomistas profesorius Jonas Čičinskas kapitalą vertina kaip rimtą teorinę intelektinę paramą darbininkų judėjimui, vėliau virtusiam organizuotą politinę socialdemokratijos jėgą. Markso veiklą, pagrindinę veiklą, tai matoma, jis yra pats pagrindinis ir iš kapitalo 4 tomų išleidimas yra toks ar apgalvotas, ar refleksinis atsakas į interesą ekonomikos klausimas. NK95 narys, filosofas profesorius Andrius Bielskis teigia, jog šiandien yra susiformavusi nauja kairios politinės minties tradicija, kuri Markso revoliuciją interpretuoja kaip nuolatinį pasipriešinimą prieš sustabarėjusias bei nelygius socialinius santykius palaikančias institucijas. Jei laukinis kapitalizmas Lietuvoje iškreipia bendražmogiškus santykius bei skatina besaikį norą demonstruoti savo galę kitų sąskaitą, tai tokiai socioekonominiai tvarkai bei jos kuriamoms institucijoms reikia besąlygiškai priešintis. Kaip tik čia Karlas Marksas gali būti labai naudingas. Markso akcentuota revoliucija gali ir privalo būti suprantama kaip nenuilstamas darbo žmonių sąmonėjimo procesas bei nuolatinė pastanga siekti socialinio teisingumo. Kasgi drįstų teigti, kad tokios Markso interpretacijos Lietuvai nereikia. Marksas kelia labai svarbų klausimą. Kas mes kaip žmonės esame? Pirmiausiai, ta prasme, jeigu kalbame apie mūsų ekonomiškumą, ar mes esame vartotojai, ar mes esame dirbantieji. Kas yra svarbiau? Tai klasikinė politinė ekonomija, pirmiausia Adam Smith ir kiti, ir ta pati Čikagos mokykla, kurią iš esmės visos šiandieninės ekonomikos studijos iš principo seka, sakytų, kad mes esam vartotojai. Ne? Bet tai palaukit, tada klausimas yra, kaip atsiranda ta prekė, kurią mes vartojame. Ir pirmieji puslapiai Markso yra būtent taip ir vadinas, pirmasis skyrius – prekė. Bet aš manau, kad Marksas šiandien reikšmingas kaip tik dėl to, kad jisai sako, taip, pažiūrėkim, palaukit, mes pirmiausia esam tie, kurie dirbame. Mūsų, reiškia, svarbesnis, būtiškai arba egzistenciškai svarbesnis momentas mums yra būtent darbas, o ne tai, kad mes vartojame. Nes jeigu mes neturime darbo, tai mes negalėsime ir vartoti. Vis dar abejojate, ar Karlo Markso kapitalas aktualus šių dienų Lietuvoje? Profesoriaus Jono Čičinsko manymų daugeliui kritiškai mąstyti linkusių žmonių šis veikalas kaip tik gali tapti minties įtempimo šaltiniu.